Kita mūsų tema, manau, tėveliams pasirodys ne ką mažiau aktuali. Kaip pratinate mažuosius valytis dantis? Žaidimo forma ar protingais paaiškinimais? Kaip tai galima daryti, nuo šiol galima sužinoti ir vaikų darželiuose. Padėkime augti, apsilankę netradicinėje pamokėlėje apie dantukus darželinukams. Vaikų dantų priežiūra tėvams kelia nemažai rūpesčių. Juk nepaaiškinsi mažyliui, kad jei nevalys dantukų, ten apsigyvens bakterijos, kurios gali sukelti dantų ėduonį ar kariesą. Daugelis tėvelių šiuos mažylių nežinomus žodžius paverčia daug suprantamesniais, pasitelkdami vaizduotę ir kūrybiškumą. Vieni iš burnytės bando išvalyti troliukus, kiti bloguosius svoriukus ir juoduliukus. Odontologijos klinika Beladenta vaikų darželiuose rengia paskaitėles, kurios mažiesiems padeda suprasti, kodėl savo dantukais reikia rūpintis kasdien. Yra šviečiamo pobūdžio, praktikinės paskaitėlės ir praktiniai užsiėmimai apie dantukų burnos higieną. Tikslas yra atkreipti tėvų, jų vaikų, darželių darbuotojų dėmesį į vaikų burnos sveikatą. Paskaitėlės darželiuose pradėtos organizuoti prieš pusę metų ir jos labai populiarios, neslepia odontologė. Sakoma, kad vaikui tėvai turėtų valyti dantis iki to laiko, kai jis pats išmoksta užsirišti batų raištelius. Kitaip sakant, iki maždaug 7 metų. Vaikų rankų motorika dar nėra gerai išvystyta ir jie negali patys kokybiškai išsivalyti dantų be suaugusiųjų priežiūros. Liūdna, bet yra tėvelių, kurie ir patys gerai nežino, kaip tai daryti taisyklingai. Pagal Lietuvoje atliktas anketinės apklausas surinktus mokslinius duomenis patys tėvai teigia, kad savo burnos higieną taisyklingai moka valyti tik 50% tėvų, o vaikai jie mokosi iš tėvų. Keliaujame į darželio mokyklos vadovos smalsučių grupę. Čia stebėsime, kaip mažieji elgsis paskaitoje ir kaip jiems seksis įgyti naujų žinių apie dantukus. Pradžioje paskaitėlės rodomas trumpas filmukas apie ėdoniuką ir bakteriuką, kurie apsigyvena berniuko valgančio labai daug saldumynų ir nemėgstančio valytis dantų burnoje. Vaikams trumpai filmuko metu paaiškinama, kodėl genda dantys, kas atsitinka, kai jie sugenda ir ką reikia daryti, kaip dantukus gydyti, kad būtų supažindinti bent jau su pagrindinėm procedūrom odontologijos kabineto. Toliau yra skaitoma paskaitėlė, suteikiama teorinių žinių. Praktiškai rodoma, kaip reikia taisyklingai valyti dantis. O vėliau dovanos, kaip motyvacija ir paskatinimas valytis dantukus. Nuotaikingi dantų šepetėliai išties nudžiuginę mažuosius viktorinos dalyvius. Kartu su šepetėliais nuosekli instrukcija, kad žinios išliktų ilgai ir duotų naudos. Bet prieš tai dantų gydytoja patikrino mažųjų žinias. Per viktoriną vaikučiai atsakinėjo į klausimus iš ką tik vykusios pamokėlės. Kaip ir žino, kiek juos reikia valyti 1-2 kartus, kad prisipažįsta nevaliau šiandien arba nevaliau visą praėjusią savaitę. Smagiai pasijuokėm, prižadam pasitaisyti. Nusprendėme nepraleisti progos ir įsitikinti, ar dabar jau visi smalsučių grupės vaikučiai žino, kaip reikia prižiūrėti dantukus ir kas jiems labiausiai patiko šioje paskaitėlėje. Ką tu sužinojai per šitą pamokėlę? Sužinau, kad reikia kiekvieną dieną valyti dantukus. Iš visų šonų reikia ir kiekvieną dieną valyti. Kad reikia valytis dantukus visą dieną, kad ten nepatektų visokių bakterijų. Negalima valgyti saldumynų. Reikia valyti dantukus. Galima nebent gumą kramtyti ir vaisius valgyti ir daržoves. O tai apie dantukus ką išmokai? Apie dantukus išmokiau viską. O pas tave, kaip galvoji, gyvena burnytėje bakteriukas ir ėdoniukas? Tik vienam dantukė galėjo. Nu gal 2, bet dabar turėjau tik vienam. Viską žinau, kad reikia visada valyti iš dieną ir naktį. Priminsime ne tik vaikučiams, bet ir tėveliams kelias pagrindinės taisyklės padedančias išsaugoti sveikus dantis. Taisyklingas dantukų valymas ryte ir vakare, fluoro preparatų naudojimas, sveika mityba ir reguliarus apsilankimas pas odontologą 2 kartus per metus. Tikimės pamoką išmokote. O mes džiaugiamės, kad savo vaikų dantų sveikata rūpinamės ne tik mes patys, bet ir darželių auklėtojos bei vadovai. Nuo pat mažumės formuodami tinkamus dantų priežiūros įpročius, išsaugosime ir gražią šypseną ir pagerinsime vaiko gyvenimo kokybę.